Labadiena. Sveikinuosi jau iš paskutiniosios inovacijų parodai Technorama skirtos laidos, kurioje kalbame apie technologijas ir inovacijas, kurios keičia visų mūsų kasdienybę. Priminsiu, kad šiais metais Technorama technologijų entuziastų sukvies į Kauną jau gegužės 28 dieną. Renginys vyks KTU Santakos slėnyje. O pati Technorama jau vyksta daugiau negu 20 metų, ją organizuoja Kauno technologijos universitetas draugė su partneriais. O šiame laidų cikle kalbėjome įvairiomis temomis, palėtėme pseudomokslą, aplinkosaugos iššūkius ir kitas temas. Šiandien kalbėsime apie miestus, apie išmaniuosius miestus ir apskritai kokios inovacijos ir technologijos slypi čia. Nepaslaptis turbūt visiems, kad urbanizacija stipriai paliečia įvairias šalis ir urbanizacijos plėtra matoma ypatingų greičių. Tai būtent šiomis inovacijų temomis, kalbant apie miestus, miestų plėtrą, kalbėsime su KTU statybos ir architektūros fakulteto docentu, KTU išmaniųjų miestų ir infrastruktūros centro vadovu, daktaru Dariumi Pupeikiu. Sveiki, Dariau. Sveiki. Dariau, aš paminėjau, kad mes kalbėsime apie miestus, apie urbanizaciją, urbanizacijos plėtrą ir labai dažnai šitam kontekste, kai kalbame apie technologijas, inovacijas, kas liečia miestus, naudojamas toks terminas išmanusis miestas. Kas yra išmanusis telefonas, turbūt daugelis žino, bet galbūt galėtumėte papasakoti, kasgi yra tas išmanusis miestas. Taip, tai išmanaus miesto savoka iš tikrųjų dažnai sulaukia daug spekulacijų ir skirtingi žmonės labai skirtingai įsivaizduoja išmanų miestą. Vieni tai sieja su, sakykime, technologijom, kiti tai supranta kaip išmanių žmonės. Tai tam, kad būtų daugiau aiškumo, yra standartas, tarptautinis standartas 37122, kuris kalba apie indikatorius, kaip yra apibrėžiamas išmanusis miestas. Ir tų indikatorių yra apie 80, kurie suskirstyti į 18, pavadinkim, tokių grupių. Ir kai kurie dalykai visiškai, sakykime, nėra galbūt susiję tiesiogiai su skaitmenizacija, sakykime, jutikliais arba kokiom išmaniosiom sistemom, robotais, dirbtiniu intelektu. Kai kurie dalykai ar tie kriterijai yra kur kas, sakykime, paprastesni. Kaip pavyzdys galėtų būti išmanaus miesto vienas iš kriterijų yra, kiek, sakykime, miestas turi veikiančių aukštųjų mokyklų, kiek geba, sakykime, pateikti studijų programų ar modulių per nuotolį, sakykime. Tai yra tokių kriterijų ir tokių grupių, kurie galbūt ne visiškai kai kuriem yra siejami su išmaniuoju miestu. Bet žinoma, čia apie kiekvieną grupę ir apie kiekvieną kriterijų būtų galima šnekėti gana ilgai. Bendraja prasme tai apima ir energetiką, ir atliekų tvarkymą, ir, sakykime, įvairias miesto paslaugų sistemas, kurios teikiamos elektroniniu būdu, kad žmonėms būtų patogu, greita, efektyvu, kad nereikėtų stovėti eilėse laukiant kokios nors pažymos. Tai mes iš tikrųjų Lietuvoje turim, sakyčiau, gana neblogą lygį. Kalbant apie miesto išmanumą, daug paslaugų tikrai yra teikiama internetu. Ir visa tai iš tikrųjų, pavadinkim, nugula į išmanaus miesto savoką. Bet kuriuo atveju vienas iš tokių, galbūt jeigu apibendrinant, tai žinoma skaitmenizacija, automatizacija, dirbtinio intelekto taikymas, duomenų analizė, sakykime, jie visi taip pat yra labai svarbus, tik galbūt tai nebūtinai tiesiogiai susiję su pačiu kriterijum. Pats kriterijus, jisai dažniausiai turi turėti tam tikrą taikymo sritį. Tai reiškia, ar tai gali būti susijęs su sveikata, ar tai su urbanistiniu planavimu, ar tai su energetika, su transportu ir panašiai. Tai kitaip sakant, yra tam tikras taikymas, pagal kurį galima spręsti, kad miestas yra išmanus. Tai jeigu trumpai tiek, bet žinoma, galima plėstis šitą temą ir šnekėti turbūt kur kas ilgiau. Tai, kaip supratau, išmanioji infrastruktūra apima viską, nuo transporto, nuo pastatų tų pačių, apie ką ir kalbėjome. Ir jūs pats kalbėdamas paminėjot nesykį, kad tai gali būti ir dirbtinis intelektas. Aš nebejoju, kad ir, žinoma, internetas yra tam reikalingas. Ir čia prieš kurį laiką, kada filmuojame šią laidą, buvo toks didelis sukrėtimas Ispanijoje, Portugalijoje, dalyje Prancūzijos, kai tiesiog viskas sustoja, kadangi
dingo elektra. Tai sakykite, kokie iššūkiai slypi išmaniajame mieste? Ar iš tikrųjų, tai paprastai tariant, dingus internetui, gali tas išmanusis pastatas tiesiog užsidaryti, sustoti ir tiesiog miestas sustoti ir viskas užstrigti? Kokie iššūkiai plyti išmaniajame mieste? Na tai vėl, kaip ir sakiau, išmanusis miestas tai ne viskas apie skaitmenizaciją ir internetą. Čia dar vieną kriterijų to pačiu prisiminiau, sakykime, iš to daugelio, kad išmanusis miestas taip pat ir priklauso nuo to, kiek jame veikia verslų, kiek jie laiko naujų verslų, kiek jie laiko išgyvena, arba kiek žmonės geba, na, sakykime, atlikti arba pasinaudoti tam tikrom paslaugom. Tai ne viskas taip tiesiogiai susijęs su skaitmenizacija, interneto, energetika, bet žinoma, tai yra, na, gana, sakykime, svarbus aspektas, kadangi visos išmanios technologijos, na, veikia, sakykime, daugiau ar mažiau elektros energijos, na, pagalba. Ir jeigu mes jos netenkam, tai natūralu, kad niekas nebeveikia, sustoja, tampa, sakykime, situacija tikrai tokia chaotiška ir neaišku, na, kaip jinai toliau gali rutuliotis ir vystytis. Tai, na, čia turbūt, sakyčiau, kaip prevencinės priemonės, kaip vaistai, jeigu galima tai pasakyti, būtų tik tai rezerviniai įvairių šaltiniai. Paprastai, na, projektuojant, statant, užstatytą aplinką statinius, tai jeigu pastatas ar statinys yra itin, sakykime, aukšto patikimumo lygmens, reiškia, na, tarkim, paimkim kokią nors ligoninę, kur atliekamos operacijos, reiškia, bet koks elektros energijos sutrikimas, jisai gali kainuoti žmonių gyvybės, tiesioginė ta žodžio prasme. Tai tam yra paprastai daromi rezerviniai energijos šaltiniai, reiškia, jeigu elektra nutrūko, įsijungia generatoriai, kurie gali tos, na, pačius būtiniausius poreikius maitinti. Taip pat ir miestai turi turėti turbūt tokias galimybes. Lietuva, kaip žinom, dabar gana, sakykime, intensyviai plečia savo energetikos tinklą ir taip pat turi netgi tam tikrus elektros energijos akumuliavimo pajėgumus. Tai aišku, tai nėra galbūt jie, na, kad galėtų visą miestą maitinti ten paromis, bet tam tikrą laikotarpį tą gali padaryti ir gali būti įvairių autonominių šaltinių, kur, sakykime, dabar tikrai yra daug ir, sakykime, tų vadinamų vietinės energijos gamybos įrenginių, kur pats žmogus tiesiog įsigijęs akumuliatorių, tarkim, ten saulės elektrinė, jisai gali visiškai atsijungti nuo tinklo ir tokiu būdu maitintis, sakykime, savo įvairias sistemas. Tai čia, aišku, viskas priklauso nuo to, kokios paslaugos ir kokios infrastruktūros dalis yra, na, to reikalauja aukščiausio patikimumo lygmens ir į tai, aišku, reikia atsižvelgti. Tai čia, žinoma, vėl galima plėstis apie tai, kokia ta infrastruktūra yra. Paprastai tai būna, pavyzdžiui, gaisrinės sistemos, paprastai būna kai kurios paskirties pastatai, kaip, pavyzdžiui, kaip ligoninės, ar kitos netgi įvairūs duomenų centrai, kur, pavyzdžiui, kritiškai svarbu tos duomenys išlaikyti, juos apsaugoti. Tai čia yra turbūt atskira tema, apie ką galima šnekėti, kokia yra ta kritinė infrastruktūra. Taip pat mes galėtume pridėti ne tik elektros energijos, sakykime, na, nutrūkimo atveju, bet taip pat ir kibernetinio saugumo klausimus čia galima pridėti, nes jeigu yra kibernetiniais, sakykime, klausimais taip pat pažeidžiamos tos sistemos, taip pat gali piktavaliai tiesiog paimti atjungtas sistemas ir taip sukelt, na, chaotišką situaciją visur pas mus miestuose. Tai turbūt tiek pradžiai. Tai iš esmės tų iššūkių egzistuoja, jie galimi, tačiau viskam yra toks priešnodys ir užbėgimas už galimos situacijos. Tikrai taip, aišku, visą miestą su, sakykime, tais nuolatiniais poreikiais, rezerviniais šaltiniais, sakykime, užtikrinti rezerviniais energijos šaltiniais būtų gana brangu ir to turbūt nereikėtų iš racionalumo perspektyvų žvelgiant, bet tam tikrą kritinę infrastruktūrą, apie ją projektuojant, statant ir instaliuojant tikrai būtina pagalvoti apie rezervinius energijos šaltinius. Tai tas tikrai būtina. Paminėjot statybų sektorių ir nežinau, ar tai tiesiog toks mitas yra, kad tas statybų sektorius ilgą laiką buvo toks konservatyvus, į kurį, nežinau, galbūt inovacijos rasdavo kelią ne
ne pats pirmasis tas sektorius būdavo. Sakykit, kaip keičiasi dabar statybų sektoriuje inovacijos? Aš žinau, kad yra, pavyzdžiui, dabar jau 3D printerio atspausdintas namas. Tai čia jau viena tokių didelių naujovių, tačiau nemanau, kad tai yra tiesiog kasdienybė galbūt ir panašiai, o galbūt, nežinau, tai tiesiog papasakokite, kokios inovacijos dabar yra statybų sektoriuje. Mano nuomonė, statybų sektorius ir išlieka konservatyvus vis dar. Žinoma, technologijos, inovacijos tikrai skinasi kelią, bet kur yra esmė? Statyba yra itin kompleksiška industrija. Kompleksiška reiškia, jeigu mes kiekvieną dalį paimsim atskirai, tai tose atskirose dalyse yra ir diegiamos inovacijos, ir naujos medžiagos, ir skaitmenizavimo sprendimai, ir dirbtinis intelektas. Bet esmė, kad statinį stato, projektuoja, stato ir po to naudoja labai daug įvairių sričių, specialistų, ekspertų, tai yra didžiulės komandos, daug rangovų, daug įmonių ir visas tas kompleksiškumas ir sukuria tą sudėtingumą ir tai, kad ta industrija, jinai tokia labai stacionari, labai inertiška, jos neina taip staigiai lengvai pakeisti, nes yra labai daug variacijų, kaip ta visa užstatyta aplinka mūsų formuojasi. Iš tikrųjų, nors ir statiniai mums gali atrodyti panašus, tie patys vamzdžiai, tos pačios kolonos, sienos, langai, bet iš tikrųjų kiekvienas statinys yra skirtingas. Netgi tipinius statinius paėmus, jisai kažkur kitoj vietoj, jau jisai visai gali kitaip formuotis ir reikalauti kitų, sakykime, inžinerinių tinklų, privedimų, aplinka kitokia formuojasi. Tai yra vis tiek kiekvienas statinys unikalus ir pritaikytas technologijos kompleksiškai, kad kiekvienam statiniui būtų tinkama, kaip, sakykime, palyginimui pramonė, ar ne, kur tu, jeigu gamini iPhone ar naujausią, sakykime, Tesla ar dar kokį, tai yra serijinė gamyba, tai yra visiškai nuo pradžios iki pabaigos, sakykime, tame procese gali dalyvauti robotai, nes tu kiekvieną varžtelį, kiekvieną smulkę dalelytę gali apskaičiuoti, suprogramuoti, sakykime, ir visą tai gyvendinti. Bet statyboje viskas yra gana skirtinga. Žinoma, dirbtinis intelektas čia turi daug potencialo aukti, nes būtent prisitaikymo prie nestandartinių situacijų statyboje reikia. Reiškia, kiekvieną kartą į objektą ateinant, tinkuojant, dažant, montuojant konstrukciją, betonuojant. Tai yra vis kitokios situacijos. Reiškia, tą situaciją reikia skenuoti, reikia įgyvendinti, bet tas turbūt dar pareikalaus tikrai daugiau laiko, pastangų. Ir turbūt, kad bet kuriuo atveju būtent skaitmenizacija čia yra pagrindas, reiškia, mums reikia ir statyba, manau, kad tuo keliu jau ir žengia gana tvirtai, nors dar tikrai nepakankamai, kad reikia skaitmenizuoti statinius nuo pat jų idėjos iki pat jų įgyvendinimo ir po to dar būtų naudotos duomenys, kada jau statinys yra pastatytas. Nes būtent skaitmeniniai duomenys ir sukuria tą, pavadinkim, maistą dirbtiniam intelektui, kad apmokyt mašinio mokymosi algoritmą, jam reikia duomenų. Nors ir kaip mes mistifikuojam, sakykime, tos dirbtinio intelekto modelius, bet tai iš tikrųjų yra senai ir gerai žinoma statistika, statistiniai metodai, kurie tiesiog naudoja duomenis. O tų duomenų, kadangi jau šiais laikais jų yra pakankamai daug internete, tai mes juos galim tiesiog paimti ir naudoti. Bet čia yra kitas klausimas. Klausimas, kiek tie duomenys yra patikimi, kiek jais galima pasitikėti. Tie, kas dirba su dirbtiniu intelektu, puikiai žino šališkumo efektą, tas, kas veikia Lietuvoje, nebūtinai veiks Vokietijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Yra labai daug, sakykime, klausimų, kuriuos būtina spręsti duomenų mokslininkam ir būtent čia reikalingi specialistai, kurie supranta duomenis, o ne tie galbūt, kurie būtinai žino, kaip tas algoritmas veikia. Tai čia, kaip sakyt, yra tikrai labai svarbu mums kurti skaitmeninius kokybiškus duomenis apie užstatytą aplinką, kurie gali tikrai daug, sakykime, pagrindo paklot ateičiai tiek dirbtiniam intelektui, tiek apskritai statybos inovacijoms vystyti ir tam progresui užtikrinti. O visgi šiai dienai dar aš sakyčiau, kad tai yra vis tiek konservatyvi industrija palyginus su kitom industrijos rūšim. Jeigu mes žiūrėsime efektyvumo rodiklius, tai turbūt per pastarosius 30 metų visgi statyba jinai praktiškai stagnuoja. Tai reiškia, kad ir labai minimaliai kyla, bet tai yra minimalus, sakykime, progresas efektyvumo prasme. Tai nėra taip, kad kaip pramoninė gamyba galbūt net paaugo kartais jų efektyvumas, nes atsirado robotai, atsirado,
sakykime, mažiau žmonių gamyklose tiesiog galėdavo tą efektyvumą, našumą taip užtikrinti. Statyboje visgi dar to nėra. Tai iš esmės būtų galima šiek tiek tą konservatorišką situaciją statybų sektoriui iliustruoti tokiu, mačiau internete, statybų aikštelėje didžiulis plakatas, ant kurio juokaujant kreipiamas į ChatGPT ir sako, na, ChatGPT pabaig šitą statinį su tokiu juoku, kad visgi dirbtinis intelektas, ką dažniausiai ChatGPT ir dirbtinį intelektą žmonės deda lygybės ženklą, negali pabaigti šito statinio, kadangi tam vis tiek yra reikalinga žmogiškoji jėga ir panašiai. Tačiau dirbtinis intelektas vis tiek veržiasi į šitą sritį ir daugelį vietų turbūt galima jį panaudoti ir ateityje tas panaudojimas dirbtinio intelekto tik didės. Taip, lokaliai taip, yra labai daug potencialo augti tam tikrom sritim, ypač, sakykime, pastatų valdyme, kai tu turi daug duomenų, tu gali prognozuoti labai daug įvykių, projektavime, sakykime, tu turi daug tipinių sprendimų, tu pagal tos tipinius sprendimus galbūt gali parinkti tokius lokalius dalykus, bet jų įsivaizduokim, kad projektuojant ir statant statinį jų yra tūkstančiai. Tai reiškia, viskas, kaip sakau, yra labai labai kompleksiška. Ir kiekviena situacija yra tokia, kad reikalauja atskiro ChatGPT, suprantat, kad ten parengt. Plus vis tiek dar kaip ten bebūtų, nors ir dabartiniai tie didieji kalbos modeliai, jie gana gerai dirba su tekstais. Su vaizdais jau taip pat yra tas progresas gana ženklus, bet kas liečia erdvinius vaizdus. Tai, o statiniai jie vis tiek yra kaip erdviniai kūnai. Tame, sakykime, toje sferoje mes turim dar gana silpną progresą, nes mes neturim vėl tiek duomenų, mes neturim pagal ką apmokyti, mes galėtume apmokyti tos modelius. Jiem, kaip sakyti, jeigu yra duomenys, juos gali sudėti vos ne bet ką. Klausimas, ką tu gausi, nes jeigu tu sudėsi, sakykime, nekokybiškus duomenys, tu gausi nekokybišką rezultatą, kurio tu pasitikėti negalėsi, tai yra dar blogiau, negu jo visai nebūtų. Nes tada tu gali tiesiog priimti sprendimą, pasitikėdamas dirbtiniu intelektu, kuris tave nuves visiškai klaidingų kelių, kas tau kainuos milijonus, o užstatyta aplinka, statyba taip apskritai yra apie 8% bendro vidaus produkto viso pasaulinio ir panašiai apie tiek procentų žmonių dirba tame sektoriuje. Reiškia, tai yra visgi žmogiškiesiam resursam labai yra imlus tas sektorius. Mes tų dalykų gal dar, dažnai net, sakykime, nevizualizuojam, nesuvokiam, bet su statyba yra labai daug ir pramonės ryčių susiję, tiek baldai ir panašiai. Tai yra kaip ekonomikos indikatorius, jeigu ekonomika kyla, tai praktiškai statybos sektorius taip pat ir atvirkščiai, jeigu leidžiasi, tai ir statybos sektoriui yra, sakykime, prasčiau. Tai grįžtant prie dirbtinio intelekto, žodžiu, taip duomenys čia yra tikrai kritinis, sakykime, aspektas, kad jos reikia turėti, kokybiškus turėti, reikalingi duomenų mokslininkai, kurie dirbtų su tais duomenimis. Reiškia, kad žinotų dirbtinis intelektas, kaip taikomas, kokius metodus naudot, bet labiau netgi reikalingas mokslininkas, kuris suprastų statybos inžineriją, architektūrą, kuris žinotų, kokius rinkinius panaudot, kokią duomenų strategiją nusimatyti, nes čia yra ilgalaikis procesas, reiškia, tu turi pradžiai, viskas prasideda nuo duomenų strategijos, kad ar tu statybos rangovas esi, ar pastato valdytojas, tu turi jau iš karto projektuoti ir galvoti, o kokių duomenų man reikės apie statinį ir kokius reikėtų rinkti, kokius jutiklius susistatyti, kaip projektuoti, kokių atributų reikia. Aš jau čia jau galbūt į techninės detalės labiau einu, bet labai paprastai kalbant, jeigu mes turim šitą pastatą ir turim jo informacinį modelį, mes turim sakykime, kaip išmanių miestų infrastruktūros centras, kuriam skaitmeninius dvinius ir, sakykime, tai yra labai svarbu mums žinot apie langą, kokios informacijos mums reikia, ar šilumos perdavimo koeficientas mums reikalingas, ar reikalinga žinot, kokios dujos yra stiklo pakete, ar kokios tarpinės sudėtos, ar kokia jo konstrukcija, iš kokios medžiagos, koks tankis ir taip toliau. Tai tų įvairių savybių apie, sakykime, kiekvieną elementą jų yra labai daug ir čia yra svarbu, sakykime, tas duomenų mokslininko, inžinieriaus ar specialisto tos srities, sakykime, įsitraukimas, kad jisai žinotų, kokių duomenų labiausiai reikia, kad juos po to galėtum panaudoti. Tai čia toks truputėlį reikalingas mąstymas, tas galvot apie tikslą pradžioje, reiškia, prieš projektuojant statant statinį, tu turi galvot, kam tos duomenys panaudosi. Ar aš panaudosiu taip, kad energiją geriau valdyti, ar gal panaudosiu tam, kad konstrukciją susiskaičiuot,
ar, sakykime, geresnį vidaus klimatą užtikrinti. Tai yra, tų taikymų atvejų yra labai daug ir vėl čia galima, žinoma, plėstis šitą temą. Dariau, jūs paminėjot labai įdomų terminą ir manau, kad žiūrovams jis irgi būtų įdomus. Šiek tiek giliau su juo susipažinti, tai yra skaitmeniniai dvyniai. Sakykite, kas tai yra ir kas telpa šioje savokoje? Tai skaitmeninis dvynys nėra labai irgi nauja savoka, kaip ir išmanus miestas, ir tai turbūt jau pirmiausia būdavo anonsuojama, tokia savoka operuojama kitose industrijos šakose, sakykime, ten lėktuvo skaitmeninis dvynys, traukinio skaitmeninis dvynys. Tai, tokie ypatingos reikšmės objektai, jie anksčiau, turėdavo savo skaitmeninę repliką. Replika reiškia, turėdavo geometrinę reprezentaciją, kažkokia prasme, ar tai 3D modelis, ar 2D vaizdas, ar kažkoks planas, ar schema. Ir ta geometrinė reprezentacija būdavo susiejama su tam tikrais esamo laiko duomenimis. Reiškia, instaliuoti jutikliai, kurie tiesiog transliuoja duomenis. Jeigu mes įsivaizduosim kažkokią net ir prieš 30 metų skaitmeninį dvynį, tai įsivaizduokim kokią nors branduolinę elektrinę, kur ateini į tą vadinamą centrą, kur sueina labai daug duomenų apie tai, kaip reaktoriai veikia, kaip sakykime, generatoriai kokiu greičiu sukas, kiek elektros energijos generuojama. Tai tam tikra prasme jau buvo skaitmeninis dvynys. Reiškia, tai buvo skaitmeninė replika, kuri perduodavo visus duomenis apie tai, kaip veikia tas objektas. Aišku, dabartinės technologijos jau leidžia kur kas plačiau diegti visą tai ir mes, skaitmenizuodami mūsų užstatytą aplinką, galim sau leisti kurti užstatytos aplinkos skaitmeninius dvynius, pastatų, inžinerinių statinių, tiltų, inžinerinių tinklų, elektrinių ir taip toliau. Tai įvairios technologijos gali integruotis į skaitmeninį dvynį, taip pat perteikdamos geometrinę reprezentaciją, tam yra įvairių technologijų, skenavimai, modeliavimai ir panašiai. Taip pat reikalinga, aišku, perteikti, kas yra realiu laiku, nes paprastai, ką sumodeliuoji, tai yra daugiau mažiau statiška. Tu padarai modelį ir jisai, sakykime, yra, bent jau kurį laiką užfiksuotas, tu jo nepermodeliuosi kitą dieną, tiesiog tai užima per daug resursų. Reiškia, jis toks daugiau kaip pamatinė informacija, kad žinotum erdvėje, kad žinotum geometriškai, sakykime, kas tai per objektas. Toliau esami duomenys apie įvairius parametrus. Elektros energija, temperatūra, santykinė drėgmė, CO2, įvairūs slėgis, įvairūs patys įvairiausi parametrai, kurie, sakykime, egzistuoja pastate arba inžinerinėme statinėje. Ir jie perduoda tą visą dinamiką, tas, kas vyksta dabar, nes mums reikia, skaitmeniniam dvyniui reikia transliuoti, kokia yra dabartinė būsena, kaip jaučiasi, nes pastatas yra gyvas, jisai čia nuolatos viskas vyksta, oro srautai keičiasi, energijos, sakykime, kiekiai taip pat teka iš vienos pusės į kitą ir panašiai. Ir taip pat skaitmeninio dvynio turbūt labai svarbios komponentės, jau po to einant tolyn, tai yra panaudojant tos visus duomenis toliau prognozuoti įvairias situacijas. Reiškia, tu tokius kaip ir kas jeigu scenarijus gali parengti. Kas būtų, jeigu dabar atšaltų lauke iki -5 ir šildymo sistema neveiktų, ar ne? Tai kas atsitiktų dabar? Kiek nukristų temperatūra šitoj patalpoj, kokia būtų drėgmė, kas atsitiktų su vėdinimo įrenginiu ir taip toliau. Tai reiškia, kai tu gali simuliuoti situacijas, tu gali pasirengti jom, tu gali geriau valdyti energiją, užtikrinti ekonomiškumo. Ir čia, žinoma, ir dirbtinis intelektas ateina į visą tą komplektą, labai svarbu, nes kai tu turi daug duomenų, nebūtinai tu gali naudoti fizikinius metodus, kur yra fizikinė formulė, kas pastatuose yra, kaip sakyt, sulaukia tam tikros kritikos vėl dėl to kompleksiškumo. Pastatas, kadangi yra labai kompleksiškas, yra gana sunku pagal, sakykime, remiantis fiziką viską suskaičiuoti, nes daug kriterijų tu negali nustatyti. Reiškia, tu nustatai kraštinės sąlygas. Tu prisijėmi, kad dabar yra tiek ir tiek žmonių pastate, nors iš tikrųjų jų tiek nėra. Yra kažkoks standartinis lygis, kurį tu prisijėmi skaičiuojant. Arba kiek pastatas elektros sunaudoja, ar ne? Tai projektuotojas tą skaičiuoja, kol dar pastatas čia nebūna, nes jam reikia suskaičiuoti pastatų atitvarų visą, sakykime, energetiką. Tai jisai, kaip sakyt, priima kažkokias standartinės vertės, bet realybėje to nėra. Realybėje yra dinamika, viskas keičiasi ir, kaip sakyt, kad tos dalykus numatyti, jau tau reikia duomenų. Ir duomenų iš, sakykime, jutiklių tu gali paimti ir tada suskaičiuoti, bet tai fizika. O, sakykime, dirbtiniu intelektu tu gali duomenimis suskaičiuoti tos dalykus. Tau tada nereikia tokio kompleksiškumo. Tu gali tiesiog pasakyti, kad
šilumos suvartojimas labiausiai kinta nuo lauko oro temperatūros. Ir jeigu tu turi 5 metų stebėjimų duomenis, tu gali gana tiksliai atsakyti, gana tiksliai, tai ten plus minus gal 5 procentai, sakykime, ar netgi dar mažiau. Kiek tau pastatas sunaudos energijos rytoj, kaip lauko oro temperatūra bus tam tikra, sakykime. Tai tas yra gerokai lengvesnis metodas, bet aišku reikia tai priimti su žipsneliu druskos, nes tai yra statistinis metodas pagal duomenis. Tai čia vėl galima aišku daug šnekėti apie fiziką grįstus modelius ir duomenimis grįstus modelius, bet čia yra tokie, kaip sakyt, konkuruojantis ir kartais tikrai, netgi ne kartais, sakyčiau, netgi dažnai pastatuose ar statiniuose dažnai pasiteisinami duomenimis grįsti modeliai, tai reiškia dirbtinio intelektų grįsti modeliai. Dariau, o jeigu taip kalbant apie skaitmeninius dvynius, grįžtant prie šitos temos, ar yra skaitmeniniai dvyniai tokie, kurie būtų pasiekiami plačiai visuomeniai, galbūt ne ekspertiniai kažkokiai tai grupiai žmonių, kur ten stebėtų temperatūros pokyčius ar ten kur kas tokias techninės specifikacijas, bet skaitmeninis dvynys, kurį galėtų pasiekti plačioji visuomenė, apžiūrėti ir panašiai. Taip, tai skaitmeninių dvynių turbūt pavyzdžių mes tikrai galime internete susirasti, tik tai jie turbūt turi labai savo skirtingą brandumo lygį, nes dažnai mes gal net tokius ir žinom, kad mes turim prieigą prieiti, bet tiesiog mes tai netraktuojam kaip skaitmeninio dvynio, nes yra labai daug lygių ir labai daug, sakykime, galimybių, ką tu gali įdėti tą skaitmeninį dvynį. Tai net jeigu mes turim kažkokį žemėlapį arba 3D, sakykime, modelį, kurių dabar jau internete gana apstu ir ten yra integruoti tam tikri realaus laiko, tie vadinami dinamiškai kintantis duomenys, tai jau yra tam tikra prasme skaitmeninis dvynys. Ir čia žinoma tik tai toliau gali šnekėti apie tai, kokį jisai lygį turi, nes skaitmeninį dvynį mes supraskim kaip kompleksą technologijų. Tai jeigu statybos srityje, tai yra BIM-as, tas vadinamas, statinių informacinis modeliavimas, toliau yra realybės skenavimai, tai yra lazerinis skenavimas, tai yra iš nuotraukų fotogrametrija, tai yra įvairios CAD technologijos, tada visas pastato valdymo sistemos. Visos technologijos sueina į vieną visumą, aišku, reikia spręsti integracinius iššūkius, tai nėra lengva. Čia, aišku, labiau yra informacinių technologijų klausimai, bet jie yra gana svarbus. Ir kai viskas sueina į vieną, sakykime, visumai vieną platformą, tie duomenys jie tarnauja kažkokiam tai taikymo atveju. Tai vat koks taikymo atvejis, pavyzdžiui, ar ten klimato išorės oro kokybės stebėsena. Tai yra irgi galima sakyti skaitmeninis dvynys, net jeigu ir tie duomenys uždėti ant žemėlapio ir tiesiog rodo kažkokią kreivę, kažkokius esamus duomenys. Tam tikrą prasme tai yra pirmas žingsnis. Ir mes KTU, aišku, turim tų pavyzdžių, kas liečia Kauno, sakykime, bandymus irgi skaitmenizuoti, galbūt jis nėra toks jau, sakykime, labai aukštam kokybiniam lygmenį parengtas, bet Kaunas 3D KTU2 galima prieiti vieną iš pavyzdžių. Taip pat kuriam ir jau vystom 2 metai KTU studentų miestelio CO2 pėdsako stebėsenos ir klimato gerinimo skaitmeninį dvynį, kuris jau ten daugiau gerokai duomenų integruoja tiek apie miestelio, sakykime, visą geometrinę reprezentaciją, tiek daugiau negu ten 2000 yra duomenų suintegruota tam, kad sekt, kokį CO2 pėdsaką generuoja studentų miestelio pastatai, vartodami įvairių rūšių energijų ir ištikrindami tinkamą klimatą. Tai čia yra toksai stiprus pagrindas toliau eiti į viso to valdymą, tai yra energijos valdymą ir klimato gerinimą, kur mes, sakykime, statinių eksploatacijos etape mes visgi sunaudojam didžiausią dalį energijos, tai yra apie 30% visų globalių CO2 emisijų yra atsakingi pastatai. Jeigu su statyba tai yra 40%, o 30% tenka energijai, kurią sunaudoja pastatai. Energija čia plačiaja prasme, čia yra ir vanduo, ir elektra, ir šiluma, ir atliekos, sakykime, visa tai, kas yra gyva pastatuose. Tie visi servisai, pavadinkime, mes dar dažnai tai vadinam kaip komunalinės kažkokios paslaugos, bet tam tikrą prasme tai yra apie tai. Dabar ir vėdinimas dar yra labai irgi svarbi dalis, nes mes norėdami turėti šviežią orą, mes jį taip pat turim, kaip sakyti, ir patiekti, turim jį ir pašildyti. Ir panašiai tas taip pat reikalauja tam tikrą energijos, sakykime, tam tikros energijos kiekį, bet natūralu tai yra visai kita kokybė, ypač tie žmonės, kurie gyvena, sakykime,
jau pastatuose naujos statybos A ir aukštesnės klasės, tai jau jie puikiai žino, kas yra mechaninė vėdinimo sistema, sakykime, kai tu turi rekuperaciją, reiškia susigrąžini šilumą, kai tu gali tikrai turėti kokybišką orą, o ypač viešos paskirties pastatuose tai yra tikrai labai reikšmingos sistemos, kurios šiais laikais jau turi būti diegiamos. Ačiū Dariau už tokį išsamų ir tikrai labai įdomų pašnekesį, kadangi dabar eidama gatve visai kitaip žiūrėsi į mūsų supančius pastatus, į miestus ir jų augimą ir judėjimą. Tai ačiū, kad atvykot, ačiū, kad papasakojot. Na, o aš savo ruoštų norėčiau padėkoti visiems, kas mus žiūrėjo. Tai buvo paskutinė inovacijų parodai Technorama skirta laida, kurios metu kalbėjome apie išmaniuosius miestus, apie miestų plėtrą, urbanizaciją ir statybos sektorių. Norėčiau priminti, kad inovacijų paroda Technorama inovacijų mėgėjus ir entuziastus į Kauną pakvies gegužės 28 dieną KTU Santakos slėnyje. Net jeigu ir nekuriate inovacijų, tačiau jomis besidomitės, kviečiame atvykti, pasižiūrėti ir galbūt net kažką išbandyti. Tikrai bus įdomu. Norėčiau palinkėti geros dienos ir iki susitikimo Technoramoje. Iki.